Jėzaus krikštas tai yra akimirka, kurioje atsiveria pati Dievo širdis. Evangelijoje aiškiai pasirodo visa švenčiausioji trejybė. Sūnus stovi vandenyje kartu su žmonėmis. Šventoji dvasia nusileidžia kaip balandis, o Tėvo balsas skelbia: šitas yra mano mylimasis sūnus. Tai ne tik Jėzaus gyvenimo momentas, bet ir mūsų krikšto paveikslas. Prisiminkime savąjį krikštą. Netgi pasistengime prisiminti savo krikšto datą, jeigu kažkas atsimena ir laiką. Tada, kai sąmoningai ar nesąmoningai buvome panardinti į trejybės gyvenimą. Kuomet tėvas priėmė tave kaip savo vaiką, sakydamas: tu esi mano mylimas sūnus, o tu esi mano mylima dukra. Sūnus atvėrė išganimo kelią kiekvienam iš mūsų, o šventoji dvasia tapo jėga, kuri leidžia gyventi naują gyvenimą. Dievas nėra tolimas, o krikštas nėra tik praeities faktas. Ar pamiršom apie tai? Tai gyvas kvietimas kasdien gyventi trejybės artume. Ir šiandien esi kviečiamas prisiminti, kas esi. Esi mylimas Tėvo vaikas. Esi išgelbėtas sūnaus ir esi vedamas šventosios dvasios. Štai yra mūsų tapatybė, apie kurią galbūt pamiršome ir laikas jau prisiminti. Palaiminto tau sekmadienį.